Jei nori išmanių namų, bet nenori ardyti sienų ir vesti naujų kabelių, tai Jung Home Puks labai lengvas būdas paversti tavo namus į išmaniuosius. Puks yra mini vyktikliai montuojami į esamą elektros instaliaciją. Jais gali valdyti apšvietimą, kištukinius lizdus, šildymą, žaliuzės arba roletus. Jie susijungia per Bluetooth'ą ir valdomi programėlę telefone. Tai yra lankstus smart home sprendimas žymiai lengviau. Tuoj daugiau papasakos Jung ekspertas Artūras. Ir tuomet aš pasirinkau, kad noriu prie Puko prisijungs, pavyzdžiui, kad prie jo nori jungtis. Jie susiparuoja tuo momentui. Dar atsiūs dabar atnaudimą į įrenginį. Susiparuos, susiūs konfiguraciją. Turi 2 binarinius įėjimus ir turi vieną išėjimą į šviestuvą. Tokia informacija, kad toks yra. Mygtukas inderis OK, galim sutikti, galim nesutikti su to, kad toks yra. Informuoja, kad apie jo galimybės, vėlgi OK. Ir klausia mūsų, prie ko jis yra prijungtas. Tai čia būtų koridoriaus lempa, salonų lempa, kus nors to, ką jis įvaldo. Tai mes turime šiuo atveju demo lempą. Na, ir viskas, turime šviestuvą, next. Jungtukai yra nepajungti, tai klausia, kur bus montuotas, tai ant stalo. Tiesiogiai. Taip, reikia aiškiai, kad būtų. Ir viskas. Ir aš turiu jau kaip ir pirminį valdymą šviesos. Šviesą aš galiu įjungti. O, wow. Išjungti, arba jeigu noriu labiau galiu dimeriuoti. O. Kadangi čia yra daly, tai reiškia, kad tai yra tunable lightas, tai aš galiu pasirinkti spalvą, kad būtų geltona arba kad būtų šalta. Wow.